Sveiki visi, šiandien aš parodysiu sekantį žingsnį, kai jūs nusiperkate paketą OneCoin. Kaip viskas prasideda. Einame į savo kabinetą ir susirandame kairėje pusėje žodelį Profile. Spaudžiame ant jo ir spaudžiame ant Main informacijos, kai atsiranda. Štai, mus perkelia į puslapį, kur mums reikia užpildyti savo duomenis. Leidžiamės žemyn. Ir štai čia reikia užpildyti. Dalis bus užpildyta, reikės užpildyti savo miestą, kur gyvename, tiksliai pagal dokumentus, kokius jūs gausite išrašą iš banko, su jūsų vardu pavardė ir adresu. Įrašote savo pašto indeksą, adresą ir šalis, kur gyvenate. Leidžiamės žemiau, toliau pildome savo gimimo datą, tiksliai taip, kaip pagal pavyzdį yra parodyta, pirma diena, taškas, mėnuo taškas ir metai gimimo. Paskui rašome, kuriame mieste mes esame gimę, pasirenkame šalį, kur gimėme, įrašome ID kortelės arba paso numerį. Ir įrašome, iki kiek galioja pasas arba ID kortelė. Ir spaudžiame išsaugoti save. Kaip išsisaugo, pas mus pasirodo, kad jūsų duomenys yra išsaugoti. Sekantis žingsnis būtų toks, kylame į viršų ir spaudžiame ant žodelio Case kairėje pusėje meniu. Ir pas mus pasirodo lentelė, ten, kur reikia dokumentų sukelti. Tai būtų paso arba ID kortelės kopija, arba nupaveiksluota, arba nuskanuota. Ir kitas dokumentas būtų išrašas iš banko. Nesvarbu, koks jis ten bus išrašas, svarbu, kad būtų jūsų vardas, pavardė ir adresas, kur gyvenate. Ir pasirenkame failus. Pirmą pasirenkame paso arba ID. Iškrenta lentelė, čia susirandame ir įkeliame. Ir sekantis būtų išrašas iš banko. Ir jį pasirinkame ir įkeliame. Dokumentai turėtų būti nuskanuoti arba nupaveiksluoti nedidesnės talpos kaip 2 MB. Ir spaudžiame Save. Kai išsisaugo šitie dokumentai, jums pasirodo, kad laikinai yra patvirtinti dokumentai. Ir jūs laukiate, kol jie bus patvirtinti. Juos patvirtina per 30 darbo dienų. Jeigu viskas atitiks, tai jums ir patvirtins. Jeigu ne, bus atmesta, reikės iš naujo kelti dokumentus. Jeigu jūs turite jau vieną paketą verifikuotą ir dar vieną nusipirkote verslui statyti, jums nebereikia dokumentų kelti. Jums bereikia čia tik įrašyti to akaunto, katras yra verifikuotas loginą ir slaptažodį prisijungimo, kaip jūs einate į kabinetą. Ir spaudžiate Save. Ir jums iš karto automatiškai viskas pasitvirtina. Štai, čia kaip ir pabaigėme kelti dokumentus, čia viskas sutvarkyta. Dabar sekantis žingsnis būtų, mums reikia į OnePay mokėjimo sistemą įkelti dokumentus tuos pačius. Žingsnis būtų toks, einame į kairėje pusę meniu, leidžiame žemiau, susirandame OnePay, užeiname ant jo. Einame ant Login into my OnePay account. Štai, mus perkelia į kitą svetainę, kur mums reikia prisijungti prie OnePay. Šitame viršutinėme laukelėje prisijungimo įrašome savo elektroninį paštą, tuo pačiu, kur registravotės OneLife elektroninį paštą. Būtinai, nes jisai turi susirišti su jūsų OneLife akauntu. Ir įrašome tą patį slaptažodį, OneLife jungimosi slaptažodis lygiai tas pats čia eina. Jeigu jūsų slaptažodis čia netiks, vadinasi, jūs neteisingai vedate. Būtinai tas pats slaptažodis turi būti. Įrašome captcha ir spaudžiame Login. Taip, mes jau esame savo
OnePay kabinete. Einame ant juodos linijos Me User Account, spaudžiame ant jo ir išsirinkame juostelę Me Account, spaudžiame ant jos ir mus perkelia į panašią lentelę, katrą mes pildėme OneLife, užpildome savo rekvizitus visus ir įrašome slaptažodį prisijungimo ir spaudžiame Save. Čia bus viskas, kaip išsisaugo, paskui einame vėl ant juodos juostelės, Me Username Account ir pasirenkame paskyrą verifikaciją. Na štai, mums pasirodo puslapis, kur reikia sukelti savo dokumentus, tuos pačius, kur kėlėme OneLife. Pirmas dokumentas bus kaip ir ten buvo savo ID kortelės arba paso kopija, lygiai tas pats, paspaudžiame ant pasirinkti failą, susirandame failą, įkeliame ir einame žemiau ir 2 kartus pakartojame išrašą iš banko. Čia tik tais išrašas iš banko. Ir 2 kartus įkeliame. Štai ir viskas. Čia lygiai tas pats, reikia laukti verifikacijos 30 darbo dienų. Kaip ir viskas būtų. Dokumentus sukėlėme, laukiame toliau. Sėkmės, jeigu kils klausimų, susisiekite su manimi ir viską paaiškinsiu.